Na ir kaipgi laikosi kaimietis? Puikiai. Klausyk, o tu išvis dirbi ką nors? Ką, aš dirbu, aš turiu verslą savo. Labai įdomu. Ką vartai? Privatus dalykas. Saugomasis, tai žinai, kad čia niekas neprisipristų. Eik, tu privatininkas, tai jau pasakok. Ar čia kažkas nelegalaus? Aš esu jau sudegęs. Nors ir buvau legaliai, turėjau, man įkišo užpykis į ratus. Eik, jau nestum. Tai gal pas te dviračio rate špikių trūko ir kažkas tau juos įstatė? Tu galvo, kaip tu nori. Šiaip realiai, jeigu kas nori sutrukdyti, tai pagalius kiša į ratus, o ne špikius. Ar tau špikius įkišo? Tu galvo, kad aš durnas koks. Na, iš kitų pasakojimų panašu, kad galimai. Tie, kurie pasakoja, tai jie iki manęs, tai žiūrėk, pats kaip jiem. Nesupratau, iki ko? Į tualeto dangčiau jiem. Nu, svarbu ne žemiau plintuso. Noriu tavęs paklausti, ką tu te veiki. Nu, nebūgi kvailas, bandau smegenis pasiekti ir pajudinti. O kaip mano dainos tau patinka? Nugėdoji, tai tu tikrai neprastai. Už tai ir kiaušinių gavau už tas dainas. Nelabai suprantu, kad žmonės pinigų neturi, kiaušiniais moka. Na. Tai daryk kažkokią tvarką, ne jau kiaušiniais užsiversi. Kokia tvarka, jau padaryta tvarka. Klausyk, o tu save muzikoj prie mėgėjų ar prie profų priskiri? Na, aš muzikos profas esu. Aš čia suprantu apie muziką. Tai papasakok plačiau, ką tu ten gerai supranti. Aš su muzika muziką gerai suprantu. Taip ir galvojau, supratau. O tai klausyk, tu babkės bent jau gauni už savo muziką? Ne. Tai ką rimtai, tik kiaušinius babkių negauni? Aš pats moku, kas 2 mėnesiai, kokie 360 eurų. Eik, tu rimtai? Moki babkės, kad tave klausytų? Gauni tik kiaušinius? Nu, tu tikras verslininkas. Galva gera turiu ant pečių. Tai šiandien laivą darysi? Repeticija su žiūrovais bus? Jo. Nu. Gerai, varysiu stebėt. Žiūrėk, tik nesusibalamutink. Bet visi vyrai pameta, tai galvas, tai širdį, ne, čia netink. Čia kažko trūksta. Kažko trūksta, man irgi taip atrodo. Nu tikrai, kažko tai, va, čiut trūksta. Kai ateina pavasaris. Stabdykit, susibalautinau. Kažkas negerai. Išdės kažkas tai ne to, na. Supratau, kad tau trūksta. Atostogų nuo muzikos. 4 dienų užtenka, pasilsėsiu, atsipalaiduosiu, pabūsiu gamtoj su paukščiukais, pasivaikščiosiu.